Atrask poilsį gamtoje, pakeisk kasdienybę į poilsį. Dalinuosi dar vienu užbaigtu karkasinio namo projektu. Namukas 40 kvadratinių metrų apstatomo ploto, 10 metrų ilgio, 4 metrų pločio, su atskiru miegamuoju, svetainė ir entresolė. Jeigu trumpai apie namuką, specifikacija: sienos, stogas, grindys standartiškai šiltintos 20 cm akmens vata, sumontuotas ventiliuojamas fasadas, šiaušta dairylinta, dažoma 2 kartus, sauga nuo graužikų, klasikinė skarda, lietaus nuvedimo sistemą montuosime pristačius. Matome, lauko apšvietimas išvestas, langai 3 stiklų, A+ klasės. Matome, sanitarinių patalpoje ventiliacija išvesta, jau šalantis vandens kraniukas, kontūras oras šilumos siurbliui. Taigi, galime užeiti į vidų, pasižiūrėti iš vidaus. Šities gražus projektas gavosi. Taip, patekę į vidų, iš karto užeiname į prieškambarį. Erdvus prieškambaris ir dešinėje pusėje turime svetainę sujungtą kartu su virtuve. Išties erdvus, daug langų, montuotas kontūras šilumos siurbliui. Šioje vietoje bus montuojama virtuvė. Šaldytuvas statoma, pasteliai. Grindų danga sumontuota jungtinė. Kiekvienoje patalpoje turime atskirą valgyklį šilumos grindims, sienas ir lubos balinta dairylinė, masyvų palangė, plintusai, masyvų balinta taip pat. Turime miegamąją patalpą, taipogi išties erdvė, medžio masyvų durys. Užsakovas sprendimu bus montuojamas įvadas į namelį vandens įmontuojamoj spintoj. Šviestuvai dar nesumontuoti. Taigi, iš miegamos patalpos patenkame į vonios kambarį. Vonios kambarys išties gavosi erdvus, net 4 kvadratinių metrų. Taigi, plytelės klijuojamos ant grindų ir sienų, šildomos grindys, įmontuojamas klozetas, kriauklytė. Šioje vietoje matysime veidrodį su apšvietimu, spintelė, termostatas grindų šildymui. Šioje vietoje bus skalių mašina ir dušo kabina. Ir dar vieną dalyką, kurį nepaminėjau, tai turime antrą aukštą, tačiau jis bus naudojamas daugiau kaip daiktų sandėliavimo, todėl buvo sprendimas priimtas daryti uždaras lubas, net ir antresolę. Taigi, su viena ranka atvarome, ištraukiame kopėtėlės ir užėjome pasižiūrėti į viršų, kiek daug turime erdvės. Galima naudoti sandėliavimui, svečiam priimti. Turime langiuką, elektros instaliaciją, perkeliame išmanųjį boilerį valdomą Wi-Fi į antresolę, taip taupant erdvės, kuri mums tik išties aktuali vonios kambaryje.
kviečiame apsilankyti.